Aš Arnas, esu motorų birbimo mėgėjas, turbūt taip sakysiu. Čia visi kai kurie vadina lenktynininkais, bet aš atvažiuoju pasivažinėti ir visą laiką lakščiau tai arba savo malonumą suteikdavau tai su Honda. Bet gavau tarnybinį Golfą ir vieną kartą, būtent pirmą kartą pas jūs kaip atvažiavau, tai taip patiko su juo važiuoti, nes komfortas. Tai prie tos visos geros atmosferos, geras komfortas, tai puiku. Gaminti maistą, valgyti labai mėgstu irgi. Čia tarp kitko toks geras bairis, aš kiekvienais metais pagalvoju, žinai, kad ten automobilį palengvinti, tai sėdynės išmeti dar kažką, tai kiekvieną kilogramą, o čia, žinai, čia kokį 10 kg numesti, tai kaip ir būtų tik į gėrį, bet niekaip nepavyks. Technikos visą laiką traukia. O kokia technika? Tai tėvelio automobilis garaže. Tai kai tas jau pradedi galvoti, kaip čia jo pasivažinėti, paskui kur smagiau, tai atsimenu važiuodama Gilužio ežeras užšalęs, žiemą, tai tyliai nieks nemato, nei teisių turi nieko. Bet tada kaip ir tų problemų, tų mašinų nebuvo, tai vakare išvažiuoja ant to ežero ir varai, padangos kokios vasarinės kokios yra, smagu. Tai va čia toks turbūt pirmas, kur aš atsimenu, kokios buvo lenktynės. Festlapas ant užšalusio ežero. Prieš porą metų tai pakvietė, draugai sakė, atvažiuok, yra toks gera vieta pasitreniruoti, atvažiavo pasitreniruoti. Ir man labai tiko ta atmosfera tokia, nieko neįpareigojanti, pats už save atsakingas, stumdytis kaip ir nereikia su nieko, pykčių paskui jokių nekyla. Tai tik tai, jeigu moki, tai spaus, tai man tas labai tiko. Ką žinau, tas ko reikia.